rauna stogą. Po paskaitų dažnai tas būna. O kaip mokytojai žiūri tave? Nu, kur atrodo, tu pas juos sėdėjai, žinai, suolį ir dabar jau su kolegomis eini kartu į mokytojų kambarį legai. Tai ką, labą dieną visiems. Tai labai smagu, kad su mumis yra Gabrielė. 4 kurso lietuvių kalbos ir literatūros pedagogijos studentė. Pedagogikos studentė. Jau čia turėsim žiūrėti, ką kalbam. Taip, labai atsargiai. Žodžius. Ačiū, kad atėjai pas mus. Labai smagu ir iškart pirmas klausimas, nes labai aiškiai patraukė tavo megztukas. Gal čia kažkokia intencija šiandien atėjai, tai pasipuošus gražiai. Šiaip intencijos nėra, bet labai dažnai užsidedu šitą džemperį vien todėl, kad žmonės paklausia iš karto, ką aš veikiu, gal netyčia kažką su kalba ir jo tada labai puikiai tema atsiranda pakalbėti, ką aš veikiu, ką studijuoju ir panašiai. Tokius geras džemperis maltokams. Jo. Taisyklinga kalba ar žaismingi naujadarai? Žaismingi naujadarai. Kalbos klaida, kurią nori vis laik pataisyti, kai kiti sako. Bendratis po kad. Aš vis laik šitą sakau pataisau. Gerai, o ar pagauni dažnai, kad vis tiek būna, kai, nežinau, susirašinėjai ten Messenger'e ir dar kažkur, ir parašo draugai ir ten, kaip sakai, naudoja bendrą tipo, kad ten kablelį ne ten padeda. Ar tu esi iš tų žmonių, kur mintise pataiso, ar kur parašai, reikėtų kitaip rašyti, biškų to, kad jau kitus pataisai? Aš visada pamatau tas klaidas, čia tokia profesinė liga, bet aš niekada netaisau žmonių, nes paskui matau, kad jie susikausto, arba neberašo, tiesiog uždeda syną, arba pradeda rašyti, bet taip taisyklingai. Taip žiūri savo žodžius, tenai sakinėje 3 žodžiai, taškas, kad jokių būdų kokios skyrybos klaidos nepadarytų. Mums vis laik sakydavo, atsimenu mokytoją, kad dėkit tašką, jeigu nežinot, kur dėt kablelį. Tiesiog egzaminė, kaip būdavo, rašykit kuo trumpesniais sakiniais. Čia dauguma taip daro. O kokia yra tau pati gražiausia lietuvių kalboje frazė esanti? Turi kažkokią? Rauna stogą. Po paskaitų dažnai tas būna. Visiškai. Užsiėmė gal kažkokiamis dar papildomomis veiklomis šalia savo studijų? Universitete? Nebūtinai. Jo, tai aš turiu daug veiklų. Tai universitete jau 4 metus priklausau šauksmo draugijai, tai tenai nemažai rašiau. Iki kol įsidarbinau mokykloje, gimnazijoje. Tai jau ten 4 metų dirbu. Kokią mokyklą? Žiauriai. Vytauto didžiojo universiteto Rasos gimnazija. O, siunčiam linkėjimų. Kokia įdomi mokykla. Patinka, galvoju, kad jau gali pritaikyti išmoktą žinias ir jauties patogiai ten, kur dirbi. Visiškai taip, aš apie tokį darbą ir suvojau, kad tu stovi prieš auditoriją, su jie kalbi ir daliniesi savo žiniomis, nes man visada atrodė, kad kažkaip beprasmiškai yra tiesiog mokėti, reikia kažkaip ir pasidalinti. Tai visiškai savo rogės jaučiuosi. Man labai cekavas sužinoti, kaip mokytojai žiūri tave. Kur atrodo, tu pas juos sėdėjai, žinai, suolį ir dabar jau su kolegomis eini kartu į mokytojų kambarį. Legaliai jau į mokytojų kambarį eini. Kai kurie vis dar žiūri kaip į mokinę, tiesiog, tokia mažytė Gabrielė, 12-okė, gal dar 9-okė kartais. Kai kurie žiūri visiškai kaip į kolegę, nueini į kavagerį, į tą patį susirinkimą ir jau tave traktuoja kaip visiškai suaugusių žmogų, kur čia gali priimti sprendimus, gali vertinti egzaminus, jau šitą darau, labai džiaugiuosi, atsakomybės daug, bet griežtas. Labai. Tai minėjai, kad priklausai VDU šauksmo draugijai. Klausimas labai paprastas. Kas tai yra? Tai yra draugija, kuri daugumą savo veiklų orientuoja į rašančius studentus, į kuriančius studentus, nes turime žurnalą, kurį išleidžiame popieriniu formatu, taip pat turime puslapį, kur leidžiame tiesiog jauniems žmonėms reikštis, rašyti publicistinius tekstus, dalinti savo nuomonėm, įžvalgomis. Turi lietuvio asmenybę, kuri įkvėpė galbūt tave arba, kuria tu labai žaviesi, ne istorinė, tarkim, asmenybė literatūros. Taip, aš labai žaviuosi Kaziu Binkiu. Man atrodo, jis kartu ir toks labai vėjavaikiškas, literaliai, ką jis leido, tai 4 vėjus. Bet kartu ir labai rimtas ir labai iniciatyvus. Daug labai darė
ir labai daug tokių didžių užmojų turėjo. Aišku, ne visus juos pasiekė, bet vis tiek.